Kalispera. Tikranite kava? Nefera. Kas esat buvę Kretą? O, toks tai būtų variantas. Trečdalis. O kas norėtų? O, paklausiu dar kartą pavyzdį. Tai aš gal įžangai, bet truputį toks būtų ta nuotaika Kretos šiek tiek apie, per daug neįsiplėsdamas apie pačią Kretą. Mindaugas pakvietė, sako, papasakok apie baldus, apie ką ten veži, kas ten atsitiko ir kodėl ir kaip, ir galvau, ir šiandien išvažiuoti turėjau planai pasikeitė, ką čia parodyti. Sako, turi 15 minučių. Aš kaip architektas, tiesa neprisistačiau, Dalius Vegelskis, esu architektas, projektuoju interjerus ir dėstau Vilniaus dailės akademiją. Kaip architektas iš karto pagalvojau, turiu 15 minučių, 15 minučių yra 900 sekundžių, reiškia, atrinkau 100 nuotraukų, po 9 sekundės nuotraukai. Kreta, trumpai, Kreta yra didžiausia Graikijos sala, labai klestintis šiuo metu turizmas, kažkada Kreta buvo labai aukštos civilizacijos, tai prieš 5000 metų buvo kaimyno kultūra, po to ją nušlavė, kaip manoma, tsunamis galingas. Ir po to Kretą valdė, kas netingėjo, visi dėl jos pjovėsi, graikai, turkai, arabai, romėnai, valdė iš eilės vieni kitus išstumdami. Kol finale visai neseniai, prieš maždaug 100 metų, Kreta vėl priklauso Graikijai. Atsitiko taip, kad kas esat buvę, turbūt pažįstat vaizdus, Kretai yra labai fantastinė sala. Su žmona keliaudami atradom ją gal prieš 8 metus ir kiekvieną vasarą vis tam važiuojam ir tas išprotėjimas vis didėja, nežinau, ko pasibaigs. Ir pradžiai būdavo, žinot, kaip turistai 2 savaitės, po to 3, po to 4, dabar jeigu važiuoju, tai minimum 2 mėnesiai. Ir tas augimas visi klausia, dar neturi namų? Kretai. Nu, čia gal irgi ateities klausimas. Tai va, Kretai labai viską yra persimaišę, nes Kretą vienu metu valdė venecijiečiai, prieš 300 metų jo ir perėmė, užvaldė turkai, kurie labai pjovė, 250 metų Kretą pjovė, norėjo išnaikinti, bet tik kalnų dėka kretiečiai atsilaikė. Ir, pavyzdžiui, Kreta yra vienintelė sala Graikijoje, kur seniesiam gyventojam lig šiol legaliai visiems leidžiama turėti ginklus. Kalnuose visi turi šautuvus, pistoletus, kelio ženklai visi su skylėm, prie vestuvės eina patratinti kelio ženklus. Kartais būna net neįskaitomi. Tai va, pakeliaujam po Kretą. Nu, šiek tiek vaizdelį, kad apšildus trumpam. Labai jaukus senamiesčiai, jaukios tavernos, viskas žydi gėlėse, amžinai šviečia saulė, dangus visada žydras, faktiškai jeigu važiuoji, skirtingai netgi nei į Turkiją niekada neapsiriksi, nes čia lietaus nebus, jeigu lyja, tai lyja žiema yra sausį ir vasarį, tada lyja. Palyja. Šiaip šildymo sezono nereikia šildyti. O vasara visa yra šilta ir visi džiaugiasi, visi atsipūtę, iš problemų, streso, viskas, kaip jie sako, siga, tai reiškia, ramiai, lėčiau, reiksnėlė. Va taip atrodo žydinčios gatvės, senamiesčiai, kiemai. Šitą nuotrauką su tais senukais atrinkau, žodžiu, ėjom senamiestį, o naktis šiltos ir dar nuo jūros toks gaivus oras, dar šiluma, o viduj šiltas sėdėti. Tai jie, reiškia, senukai lauke atsinešė vienas vežimėlį, kitas su kėdutė ir per langą viduj žiūri futbolą. Bet sėdi lauke, mūsų oras, eina vėjelis iš nuo jūros. Viduj futbolą rodo. Ir kad ten viduj nešus, jie laukia sėdi. Labai jaukus vaizdelis. O senamiestis, labai daug
senų dalykų išlikę nuo turkų laikų, nuo Venecijos laikų, Venecijos Respublikos laikais Kreta tada vadinasi ne Kreta, o Kandija buvo, Kandijos karalystė. Labai įspūdingos durys, durų belstukai, pavyzdžiui, tokie gražūs visi yra, leidė rankutės pabelsti duris. Ir labai įspūdingos raižiniai ant durų, labai primena lietuviškus ir atrodo kartais nesupranti, kur papuoliai. Čia yra, pavyzdžiui, durų, kai užsidaro duris, jungtinė lentutė tarp užsidarius durim. Atrodo kaip mūsų prievalstis. Atrodo kaip viskas taip sava. Va, ir šitas visas grožis, jisai, kaip sakyt, miesteliuose, čia kalnuose labai senoji cerkvė, kaip atrodo interjeras. Čia prie senos cerkvės, reiškia, varpas kviesti, ten dar likusios, kurių vis mažėja, kaimai tuštėja, čia mes tarp palmių. Nu, kaip Kreta be maisto, tai irgi neatsiejami dalykai, maistas fantastinis, turgus, viskas šviežia, gyvenimas nuostabus, nereik šiltnamio, nieko, viskas auga ant saulės, prinokė, sultinga, vaisiai, daržovės, rojus. Arbūzai, alyvuogės, pasirinkimas apstus. Žiūrėjau, kur mes einam? Aš noriu tokia, kad padvelgtų iš kito kratelio, pasaulės, reiškia. Ir bekeliaudami po Kretą mes čia prieš kelis metus visiškai netikėtai viename mieste supažinom su tokiais žmonėm, tokia šeima, kurie gamina baldus. Gamina baldus iš daiktų, kurie jau atitarnavo savo funkciją. Ir jie patys važinėja, jiems apie 60 metų. Žmona yra architektė, interjero dizainerė, vyras užsiema šito verslu ir jie važinėja po kaimus, po apleistus kaimus ir į savo mašiniuką, sunkvežimiuką, tokį busiuką krauna visą chlamą, ką randa išmestą. Senas duris, senus langus, taktas, langinės, tas, kas jau būtų arba sukūrenta, arba išmesta, sunaikinta, jie tą visą chlamą veža į savo dirbtuves, krauna, rūšiuoja, turi kelis stalius labai, labai fainus, tokie kaip šeimos jų draugai, kaip ratas. Ir jie tas lentas vieną prie kitos derina, ilgas procesas, toks meniškas procesas, čia ne tai, kad paimti plokštės, 1-2 supjaustyti ir čia serijinę gamybą varyti. Vienas baldas gaunasi visiškai unikalus, absoliučiai, visi baldai labai gražus. Ir taip gavas, čia prasidės dabar keletas nuotraukų iš, kai atradom jų šitą dirbtuvės, bet čia turėjo pačiam Retemno mieste, venecijietiškam senamiestį, buvo tuo metu atidarė prieš kelis metus savo saloną, kuriame prekiavo, dabar dėl krizės uždarytas, dabar daugiau užsiema vien tik, daro tik pagal užsakymą. Tai va, čia toj parduotuvėj. Kai patekau į tą parduotuvę, iš tikrųjų, aš pasijutau, kaip, nežinau, išpratėjau dėl tų baldų, visą savaitę negalėjau užmigti. Ir to noris, ir apie tą galvoju, ir galvoju, va tam interjerė, va ten kaip tiktų ta komoda, ir galvoju, sukasi, o ta Kreta, sala, kaip čia paimti, kaip čia cirka. Klausimų milijonas. Po savaitės grįžau pas Manolį, sakau, Manolį, jamam tavo baldus. Ir, žodžiu, taip gavosi, kad beveik visą šitą parduotuvę. Negalėjau susilaukti. Žinot, vieni per atostogas nusiperka magnetuko ant šaldytuvo, kiti ten kokių apyrankių ar auskariukų. Aš baldų nusipirkau, konteinerį. Tada lygiais buvo gal už 30 000. Per atostogas, ką čia. O čia atskira istorija, labai ilgai čia užtrukom. Jie ilgai dar pragulėjo tenai, gal metus.
kol radom, kas atvežtų, nes visos Lietuvos kompanijos, kurie tik užklausi, ar iš Graikijos galite atvežti, jo, be problemų, koks adresas, Kreta, oi ne. Tai finale patys graikai atvežė, radom Graikijai. Filmą, kurie nuo iki parduotuvų pristatė. Tai va, tai po to jau susipažinom, ten iškeliavom su jais, labai sudraugavom, dabar su jais draugaujam jau keletą metų, jau 3 metai ir nuolat su jais susitinkam, labai faini žmonės. Tai va čia jau jų dirbtuvės. Atvažiavom jau parduotuvėje prisirinkau, atvažiavom į dirbtuvės, pamačiau šitą, dar va drožiama, eiti, pamačiau šitas, dar ir šitą pridėti. Žodžiu, nu jau, apetitas pradeda augti, kai auga, nebegali sustoti, tada nieko negalvoji, nieko neskaičiau. Ir va, taip atrodo jų dirbtuvės, tokius kėdės daro. Žodžiu, o čia pats Manolis, kuris, čia spintelės prie lovos tokios baiginėja. Čia toks Kostas, vienas jo ištikimas, reiškia, Stalius, Kosto žmona, Latina, čia kažkokį vaikų kambarį dekoruoja, raidės tokias drožė. Va, taip atrodo aplink jų dirbtuvės vaizdelis. Veža visokį klamą iš kaimų ir ten jau nespėja, ten krauna. Viduj taip atrodo, čia staktos, durų staktos, langų rėmai, durys, kažkokie bambukai, čia nežinau. Ką randa, tą tysė, viską panaudoja. Ir jie patys, kuo labai didžiuojasi, reiškia, ką jie, va, lentgaliai visokie, kaip jie patys sako, mūsų baldų gamybai papildomai nėra nukirstas nei vienas medis. Viskas yra panaudota antram gyvenimui. Ir panaudota iš daiktų, kurie jau atitarnavo savo funkciją pagal kitą paskirtį. Kaip minėjau, durys, langai, langinės, rėmai, tvoros, fasado lentos. Bet matot, koks skirtumas, pavyzdžiui, iš karto čia su kolegom Staliais čia Lietuvoje šnekam, tai jis sako, nuvažiuok pas mus į kaimą, ten paimk 100 metrų kokį daiktą. Taigi ten medis suspaus ir tai nieko neliks, nes jis supuvęs. Pas mus ką, žiema ilga, sniego daug, lietaus daug, viskas. O ten atvirkščiai, kadangi beveik ištisi metai yra saulės, šilumos, iš Afrikos ateinančio vėjo, iš Libijos. Ir tas žiemos laikotarpis, ten tik sausio mėnesį, ten kelias savaitės lietus palyja. Tai tas medis atvirkščiai, jisai yra labai kietas, jisai kaip užgrūdintas po saulės ir po vėjais. Ir tie baldai, jie labai tvirti. Ir juos gali, kaip sakyt, perduot ir perduot kitai kartai ir vaikam palikti ir panašiai. Gerai, važiavam toliau. Jie dar čia ką daro, tai ir tuo pačiu senom cerkvėm, pagal senus visokių suolų pavyzdžius, iš tų daiktų daro kopijas, tų atnaujina, restauruoja, čia dar tokia veikla. Būtent cerkvės aprūpina. Ir kiekvienoje dirbtuvėje, kaip ir kiekvienuose namuose, Kretos būtinai turi būti ikonos, visur šventieji, visur juos gaubia, visur lydi. Pavyzdžiui, ant sienos palaiminimas, toliau arkangelas kovotojas ir akis. Akis kaip Turkijai, kas Turkijai keliavę, tai pas kretiečius ta pati apsauginė. Tiesiog dirbtuvė ir namie visur tas pats. Labai, kaip sakyti, dvasingi ir vieningi. Dabar čia perbėgsiu per nuotraukas baldų, kuriuos prasivežiau. Visi šitie baldai yra, kaip sakiau, pagaminti iš Visi šitie baldai yra pagaminti būtent iš tų visų surinktų senų medienų. Pačiam gamybos procese nenaudojami jokie varžtai, nėra jokių šiuolaikinių detalių. Medis yra viskas suleidžiama senu tradiciniu būdu, klijuojama, suleidžiama ir visi stalčiai ir visa kita, nėra jokių bliumo daigelių ir panašiai. Stalčiai tai reikės taip traukti, iki lašinių patekti šitos. Važinėtų. Pavyzdžiui, šitos spintelės čia panaudota 300 metų senumo iš Retino senamiesčio durų Kėtaus ornamentai, Kėtaus metalo, labai įspūdinga detalė.
spintelės. Tai aš dabar taip greit praleisiu. Spintelės prie lovos, miegamojo kambariai, visos varankinos, detalės, nieks negaminta naujai, viskas irgi surinkta kaimuose, kalvio darbo ir viskas senos, pritaikytos, žiūrėjai panaudoti, komodos, stadžiai, giržda kategorijai, cyškė. Ir medis stengiasi palikti, matot, Kretai visi dažo spalvotai, duris, langus, tvoras, vieni geltonai, oranžiniai, mėlyna, žalia. Tai jie stengiasi tas spalvas palikti, nebūtinai nuobliuoti ir tas derina tarpusavį ir tas baldas vat įgauna tų natūralių tokio žaismo ir labai įspūdingai atrodo. Tai nėra, kad čia specialiai pasakyti braižymai tyčia lieka ir viskas labai gražiai atrodo. Spintelės, stiklo durelė. Čia va ta, kur rodžiau komodą, kur negalėjau atsispirti, čia namie stovi. Kaip tavo klientai, ar nesibaimina tų baldų? Nenori, žinai, kažko tai visiškai naujo žiūrėti tavo... Matot, su šitais baldais... Iš prasimo priklauso. Taip, labai teisingai, bet su šitais baldais yra koks momentas. Labai gražu neužstatyti jais visų namų. Labai gražu, pavyzdžiui, vienas arba du baldukai erdvėje. Iš biškai įsiterpti, aš žinau, kad aš ilgai kalbėjau, čia ir yra recyclingo stiliaus problema, kad visi sugeba kažkaip jo padauginti. Tai prasme, daro labai viską globaliai. Taip, o jeigu žaidi tik tai detalėmis, tai gaunasi visiškai grynas, ta prasme, tai, ką gali pavadinti dizainą, o ne taip, ką tu padarai iš bėdos. Taip, ir netgi, atsiprašau, ir netgi patys va tie šeimininkai, pas jos būna, kad kreipiasi atvažiuoja. Kas daugiausia pas jos perka, kadangi graikai dabar veikia, apskritai nieko neperka, ten su ta krizė taip, tai jų pagrindiniai klientai tai yra olandai, belgai, prancūzai, vokiečiai, tie, kurie Kretoje įsirenginėja namus ir tai ne kokie, sakyt, ubagai ar špietiniai žmonės, tai statosi savo vilas ir jie va tokius daro interjerus. Buvo tokių, kurie atvažiavo, sako, Manoli, norim ir lovų, ir virtuvės, ir čia vis, ir jie sako, ne. Nereikia, bus negražu. Ir jie patys sustabdo tokius, kad nereikia persistengti. Dėl to, pavyzdžiui, Lietuvoje labai sunkiai prigyja tas recyclingas, nes jį bando kažkaip visi neteisingai naudoti. Ir vizualiai, ta prasme, tarsi paimti tą vieną komodą, pastatyti kažkokiai, kad ir betoninėje erdvėje. Esu irgi ne vienam interjerui dariusi ir beje iš lietuviškų ir ne visi yra sutriušę, bet vėlgi, ta prasme, tu susiduri su tuo dalyku, kad ne kiekvieno kliento skonio supratimas į tai pataiko. Antra, darbas, kurį tu įdedi, ne kiekvienas lietuvis yra pasiryžęs už tai kiek sumokėti. Nes, nu, ta prasme, taigi čia sena komoda. Tai aš irgi, kai atsivežiau į pastatybininkai, kai atvežama pastatybininkai dirba, atsimenu, į vieną interjerą atvežėm, jie atėjo, o tokią komodą apžiūrėjo, sako, Daliau, tu čia pats darai. Prasme, taip blogai. O nesakė, kad pas mano babcė panašiai stovi. O mano tėvukas buvo, kur kitą stalą, ne šito, kitą atsivežiau į namus, tėvukas atėjo, apžiūrėjo, sako, o tu čia gerąją pusę stalviršį padėjai. Klausimų būna. Bet, matot, viskas yra natūralu. Čia nieks nėra papildomai dažymų. Čia tiesiog, matot, kiek spalvų. Ir balta, ir žalia, ir ruda, ir kažkas aptriušia. Visa tai yra taip lengvai nušlifuojama, kad nieks nebirėtų. Nėra, kad čia kažkas laupytųsi, birėtų, viskas yra gražu, švaru. Ir po to padengia dar tokių kaip natūralių, kaip aliejų, vaškų, kažkokių ten savo ten nišinį turi, ten kibirais įsineša, su rankomis, skudurėliais. Ten toks kaip grūdas. Jo, jisai gauna tokį net sodrumą, blizgėsi, labai gerai. Gal tam ir išlaikinėjai? Jau išlaikinėjai. Pavyzdžiui, buvau Irlandijoje irgi ten, tarsi, yra būtent gamykla, kuri irgi, tarsi, bet jie jau seniai, nežinau, tarsi, prieš 10 metų pas juos buvau, jie panašiais dalykais užsiminėjo, bet jie būtent varinėja po pasaulį ir ieško ten miškuose sušulyjusių kažkokių medžių, bet kurie yra tvirti išsilaikę,
šiaip už 30 000 pasiveži baldų, pas juos už 30 000 tai komodą nusipirksi. Tai va čia yra tie patys baldai, kurie čia stovi šitoje nuotraukoje. Be šitų kėdžių neįsivaizduojama tiek Kretos taverna, kiekviena taverna ima skirtingą spalvą. Nes kai visi gatves tavernos išvažiuoja, tai pagal tai atskiria. Kėdės vienodos absoliučiai visų. Bet žalias, mėlynas, raudonas ir taip visa gatvė labai, labai gyvai atrodo. Čia va šitas irgi stalas, jau atkeliavęs. Įdomu, vadėliai, kiek tas stalas kainuoja su kėdėm? Be kėdžių stalas. Reiktų pasidaryti puslapį, bet mintinai neatsimenu, stalas kainuoja apie 1000 eurų. Kėdė šitą kainuoja, jeigu aš neklystu, gal 140 eurų. Tai 1500 plius minus. Nu, Bet už tą venecijiečiai, kurie sėdėjo čia, tai o dar nebuvo išardytas. Kas dar žino, Bet vėlgi, vėlgi mes matuojame kainą, mes tokius dalykus, tu gali nusipirkti už 100 eurų ten MDF-inį kažkokį stalą, kur tau po pusmečio per didesnį valį nuškojas. Ir paskui dar vieną nusipirkti ir dar vieną ir tai 10 metų, ar nusipirkti daiktą ir palikti jį vaikam, anūkam. Čia, pavyzdžiui, žurnalinis staliukas. Jeigu matot, čia viršų įdėtas baudintas stiklas, o po juo įdėtos durys. Išpjauta metro durų, kaip sakyt, dalis ir labai ten ir spina yra likusi, jeigu matot. Viskas taip paprastai, bet tuo pačiu fantastiškai atrodo. Ir kuo man dar labai patinka, kuo man dar žiauriai patinka šitie baldai, ant jų visiškai nesimato dulkių. Jeigu žinot, tie nauji baldai, ypač jeigu tamsus paviršius, jeigu plokštas, jeigu tamsiai ruda ir juoda, tai ten šakės. Viena diena ir ten jau viskas matos. O šitų gali nevalyti nieko nesimato, visiškai. O kitas dalykas, žinot, nauji baldai ten atsilūpo, apvadėlis, viskas. Išmes, kaip atrodo, ne? Kad jie įbrėžia nagais pagalando, o čia prašom, galask, daryk ką nori, jis tik bus dar gražesnis, žinot, tas aptrinimas jam tik į naudą. Tai čia va taip. Telikais, kaip baldai, televizoriai. Nu va, tai tiek būtų gal su baldais. Tada dar pabaigai keletą nuotraukų parodysiu iš vieno iš interjero. Tai Vilniuje, Ševčenkos loftuose, čia mano paties ir studija, ir namai. Tai keletas vaizdų iš, prašom svečius. Keletas vaizdų ir tuo pačiu pamatysit, kaip tie baldai įsipaišo į šiuolaikinę. Čia atrodo mūsų svetainė, čia palei sieną stovi baldai, toliau ir ten dar galėta didžioji. O toliau viskas yra jau nebe, nu, tik vat tas toj vietos, dar čia to darbo. Ten dar matau, kad galima atliktos intencijas rašyti. Čia vaizdas iš virtuvės, bet ten palei langus komodas stovi. Vaizdas iš viršaus, kadangi turime pasaulį. Ten va komoda šitą sena, kur mačiau, ir ten stalas su kėdėm. Ir valgomasis. Čia kadangi ateina draugai su šunim, tai padariau tokį atsigeras šuniuką. Tiesiai galvoja, kam ten tokias vanduo, kaip žemai. Čia mano darbo stalas, ir kur aš projektuoju, ir matote ant sienos kas kabo, kas vilniečiai gal pažįstat, kad čia ne iš Kretos, čia iš Vilniaus. Medžių šitas metalinis. Čia mūsų buvusio Lenino prospekto, vėliau Gedimino prospekto, tikrieji, originalieji medžio apvadai tarybinių laikų, kurie buvo visi sunaikinti. Aš tada gyvenau tuo metu prospekte ir man, kai darė rekonstrukciją prieš 7 metus, ir man širdis plyšo, kaip ten viską daužė, metė, trankė, viską vežė. Tai aš tada pasikviečiau draugą, nes jie be galo sunkus, jie iš 4 dalių, tai mes vieną dalį dviese, liežuvis iškišę, sunešėm pas mane vieną komplektą tokį. Tai kaip ir, vieni sako, tai tu pavogiai, ko aš išgelbėjau.
Čia Ultima. Tai mane Gedimino prospekto trinkelės irgi ten išgelbėjo kažkaip. Tai va, it used to be the three watering system, you know, in the main street on the Gedimino Avenue in Vilnius. But it was removed by during the renovation. Ir aš kai juos parsytysiu, galvojau, man tada buvo vizija, kad jeigu projektuosiu namą, kuris turės kiemą ir jame augs vienas medis, aš padovanosiu tam šeimininkui tas atvaizdas, kad uždėtų prie to medžio. Kažkaip nepasitaikė namas su vienu medžiu, tai kiek kraušiausi, šitie vadai iš paskas keliaudavo, vėl ten su draugu tysdavo. O kol finale atvažiavom į loftą ir man iškart gimė ta idėja, kad šitam loftą būtinai reikia kažkur panaudoti ir labai norėjau dėti ant sienos ir tapo labai puikus laikrodžio rėmeliai. Oi, neužgrius. Tai jis dar ant vyrių, jisai atsidaro, nes matot, ten viduje yra apšvietimas, ledinis visų perimetrų ir dar reguliuojamas. Tai naktį tik vos pasidarė šviesą, labai per tos skylės įspūdingai atrodo. Kai metalistam daviau užduotį, kurie čia visą man vyrino visą antresolę, tai kai jiem daviau šitą užduotį, jie 2 savaitės atsisėdė galvoja, kaip pakabinsi. Sugalvojo. 3 vyrai, vienas gyrių čempionas, gyrių kilnojimo. Na va, čia tas laikrodukas iš arti. Įspūdingai, bet man tai vis tiek kažkaip, nežinau, vis tiek nefaina. Nu, kodėl Vilniuje tai viskas sunaikino? Dabar tie pigūs, tie visi daiktai, nu, tam prospekte. Jokio kūjo pjautų. Žvaigždės net nėra. Tulpės, ornamentai, gėlės. Fantastinis vaizdas. Ne, viskas sunaikino. Daugiau nepanešė. Nebepanešė mažiau. Dar kažkur, žinai, yra tik tai gas magistras Vilna, bet kvadratiniai tokie mažiukai. Jau turbūt išvežėme. Tai va, toks tai būtų mano pasakojimas. Ačiū labai, Daliai.